Depresija, apatija, nuobodulys, tinginystė. Jūs nežinote, kaip išeiti iš šios būsenos. Ar esate tikri, kad dabar sergate depresiją? Ar esi tikras, kad būtent ji užgesino tavo gyvenimo džiaugsmą ir šviesą? Apatija, tinginystė, nenoras gyventi. Išbluko visos pasaulio spalvos. Tavęs nebedžiugina darbas, mylimi žmonės ir net pomėgiai, kurie kažkada žavėjo. Nebėra jausmų ir emocijų. O jeigu aš pasakysiu, kad tai tavo siela šaukia, stop, mes nuėjome ne ten, kur mes galvojame, jaučiame ir darome, visai ne dėl to, dėl ko atėjome šį pasaulį. Juk čia viskas veikia taip. Maždaug iki 5 metų mes esame tikrojoje savo būsenoje. Dvasios, šaltinio, visatos dalelės, kūrėjo būsenoje. Mes žiūrime į šį pasaulį plačiai atmerktomis akimis ir atvira širdimi. Patiriame jį iš tyros, nesugadintos būsenos. Mes neteisame, neinterpretuojame, neribojame ir nesistengiame keisti. Mes matome subtilų pasaulį. Esame meilėje ir tyrame suvokime. Tada savo tėvų, visuomenės ir mūsų supančių žmonių dėka pradedame tikėti tuo, ką galvojame apie save. Jie mus to įtikina, sukuria mums tikrovės vaizdą. Daiktus ir reiškinius jie vadina vardais, suteikia jiems savybių. Mumyse klojami šablonai, kompleksai, interpretacijos. Jie formuoja mūsų suvokimo sistemą, pasako ir įskiepia, ką daryti, ką tai reiškia, kaip į tai reaguoti. Ir taip, maždaug sulaukę 30 metų, mes įgyjame patirties ir nebetikime, o tikrai žinome, kad gyvybė ir mes joje esame ne į žemę atėję kūrėjai, o sistemos ir visuomenės raiktai. Sustojame, prarandame tą laimės ir meilės jausmą, kurį patiriame vaikystėje. Iki to laiko mes esame lyg kopūsto galva, kurios centre yra kotelis, kuris yra mūsų šaltinis, mūsų tikrasis aš. Ir daug lapų, kurie yra šablonai, interpretacijos, kompleksai, susitarimai, nuostatos, žinios apie tai, kaip pasaulis veikia ir kaip reaguoti į tam tikrus įvykius ir aplinkybės. Kopūsto lapai yra mūsų ego, mums primesta vertybių ir interpretacijų sistema. Ir šie lapai neduoda, uždengia tai, kas mes esame, neleidžia tam pasireikšti. Štai kodėl jie sako, jei tu pats nesukursi šio pasaulio, kiti tai padarys už tave. Dvasinio tobulėjimo, pabudimo, kelio į save esmė slypi būtent šių lapų, primestų šablonų, kompleksų, interpretacijų atsikratymas. Dvasinis tobulėjimas visada yra skausmingas darbas. Šių šablonų ir interpretacijų lapų atsikratimo ir nusimetimo darbas. Bet kas dabar? Gyvenimą galima palyginti su paveikslu iš galvosūkio. Iš pradžių surenkame atskirus fragmentus. Tada šios fragmentus sujungiame ir su kiekvienu ryšiu pastebime, kad patekome į aklavietę. Kai dirbame,
su paveikslo fono detalėmis. Tai pats sunkiausias dalykas, kuris dabar vyksta. Jūsų fragmentai nesusijungia, nes esate pasimetę spalvose, savybėse ir įvairiose interpretacijose. Jauti, suvoki, kad tai netiesa, viskas negerai. Tai nesuteikia džiaugsmo ir laimės. Ir čia ateina depresija. Depresija yra visatos mechanizmas. Tai tarsi nauda, kuri jums suteikiama, kad sustotumėte ir pagalvotumėte, ar taip gyveni, ar tai tavo gyvenimas, ar teisingai judate savo keliu ir ar tai yra jūsų kelias. Tai viską pakeičia, apverčia, bet nesijaudinkite, viskas gerai. Laikui bėgant, pakoreguoti jūsų sielos ir dvasios galvosūkį tiesiog pabunda. Jūsų šaltinis pradeda reikštis, pabusti. Pradedi prisiminti, kas tu esi ir kodėl čia esi. Laikas dabar toks, perėjimas, dažnių padidėjimas. Atsipalaiduokite ir paleiskite pasipriešinimą. Nereikia kovoti su depresija ar apatija. Tiesiog nustokite tikėti protu, kuris supažindina jūs su savimi ir šiuo aplink vykstančiu gyvenimu. Jis, jūsų protas, visą gyvenimą ruošia ir pristatė jums patiekalus iš tų ingredientų, kuriuos jam tiekite, naudodami šablonų sistemą, kurią jūsų protas laikė sava, o jūs tikėjote šią sistemą kaip savo. Padarykite pauzę ir prisiminkite, kas esate iš tikrųjų. Tai nėra sunku, ypač jei supranti, kad tai, kas dabar skauda, yra ne tavo galvoje, kur viskas paaiškinama ir suprantama, o tavo siela. Ir taip skauda, kad protas nebeturi argumentų motyvaciją. Atsipalaiduokite ir prisiminkite. Galų gale siela atėjo čia žaisti ir žaidimo sąlygas sugalvojo ji. Tai yra jūs, juk tu ir esi siela, o ne protas. Depresijos prasmė ir uždavinys – subalansuoti ryšį tarp proto ir sielos. Protas yra tik instrumentas, per kurį siela groja šiame gyvenime. Tik per protą ji gali parodyti, kas tu iš tikrųjų esi. O tavo protas ir siela, matyt, dabar susikivirčia. Ir kaip tie įžeisti sutuoktiniai pasipūtė, nusisuko vienas nuo kito ir nekalba. Pabusk, prisimink, kas tu esi.